Štai mano kelionė prasidės 25 metų spalio 18 šeštadienis į Panemunės pilį. Iki Jurbarko. Pradėsime nuo Jurbarko ir pabaigsime Raudondvario. Atbulai. Daugiausiai esame įpratę nuo Kauno, čia tada skaičiuojame tas pilis rūmus iki Jurbarko, tada sukamės. Jau laukia toks sustojimo jau ten tokio tarpinio, nes iki Jurbarko, o gal davažiuosime ir iki Jurbarko, nežinau kaip, bet šakiuose paprastai stojam. Ir ten labai vienas gražus dalykas būna, kad yra leidžiama Marija. O mes dabar važiuojame parku. Ir tas parkas peizažinio tipo. Klausytis. Dabar jau nebereikia išjungia ausinis. Turbūt girdėjai apie Antaną Anuprą Gelgaudą, kuriam ir priklausė ši pilis. Taip. Tai tas Antanas buvo mano senelis. Jo vardu mane ir pavadino. Jis mano viena mėgstamiausių vietų tai ši kepykla. Šioje kepykloje buvo tik viena krosnis. Čia galėjo miegoti tarnai, kuriam ir priklausė ši pilis. Kat, koks stalas.
Ir kitą pastatą. Gydomas, todėl kad kiekvienas žmogus tai buvo darbo jėga. Na, va čia va tada berniukas minėjo tą niam-niam, tai tas niam-niam tai yra keptos vištos. Na, va ir virtuvės buvo, na, įvairiais laikais virtuvė buvo įvairiais skyriais. Tai čia matome jau turtingą virtuvę su naminiais paukščiais, kuriuose buvo ruošiama karštos vanduo.
Nieko savo patalpos. Štai kaip žmonės gyvena. Kiek visokių vaistų, gydomų priemonių, aliejų, visko. Špiltinės, trauktinės, žolelės. Vaistinės ekspozicija. Aukštas viršų. O čia yra karceris į apačią. Oda viršeliai, jie dabar galvoju, tik tai 200 tūkstančių turėjo. Jeigu konferencija žadėjo pristatyti tą biblioteką iš Vilniaus atvažiuoti ir parodyti, bet neatvažiavo. Tai va nežinom, kokios iš tikrųjų buvo, bet žiūrėdami ten apačioje matom, kaip statė tuos bokštus, pilis, kad iš pradžių dėdavo vien tik tai akmenis, tada akmenys ir betonas. Stipresnis pamatas toksai. Tai įsivaizduoti, su tom plytom virš 400 metų ir jos visos darytos rankų būdu. Kiekvieną jie išspausdavo į formeles, kitaip pusėje nemas, daug to molio. 4 metus ten, bet kuo greičiau į tą komunizmą. Na ką, dabar lipam į bokštą. Ką, reikia palipėti. Nu tai nieko, dabar mes užlipsim, jie palauks. Tas naujas nulipim. Prasilenksim. O statumas. Žinokit, lipa daug į viršų. Kaip lengvai Nu štai tikslas pasiektas. Nesilaiko. Normaliai.
mano. Nu, dabar atsargiai liep žemynį. Status laikų. Okay. Pasigavo tavo sielą. Ką tu vaizdelį? Nebuvo jinai išgąs. Tikrai gražu. Graži panorama. Nu, dar prie šito. O, čia jau. Aikštelė. Bet gali tiesiog tas stiklas buvo. Ką, leistis į apačią. Ką, viskas apačia. Taigi, pati apačia. Tikrai labai patiko bokštas. Per kelis langelius pasižiūrėjus. Štai kaip atrodo. Dabar šitas korpusas. Hotel, restoran, Panemunės pilis. Ai, čia viskas buvo ratu, taip ėjom. Čia pats restoranas. Ne, čia ne kažkur išeisim. Galbūt kaip ir viskas. Ten pasivaikščioti tiesiog restoranas. Buvo, užeit galima į vidų. Čia bus pasivaikščiojimas po patį kiemą, lauko teritoriją. Laidojo kur? Kur žmogus mirė, ten laidojo. Mes dabar vežame tokius per pusę Lietuvos, tai tėvai, tai seneliai, tai vaikai. Tais laikais, ar kilmingas, ar nekilmingas, toje vietoje, kur tu mirėjai, tave tenai ir palaido. Tai daiktai Galima nereikia tokio ratą daryti, dar taip nusileis. Štai autobusas. Į rudens nostalgiją traukia, bet labai gražu.
susimokėjom. Techniškai reikia paimti po vadovus pakeičiai. Tai čia problemos nėra, su moku pinigus. Man cerką patysite, gerai, labai gerai. Ir tada, dėmesio vienas geriausių to meto Europoje skydas. Pats lengvas medinis, pažiūrėkite iš kitos pusės. Ir medinis skydas dažniausiai mūšyje būdavo sudaužoma, bet jis nesunkiai pagaminamas. Toliau kas žirniai, riešutai, tas duona, pas mus augo svogūnai, laukiniai obuoliukai. Maždaug nuo 15–16 amžiaus atsiranda silkė. Košė, bet apie silkę kalbant, atsiranda tada. O prieš tai buvo įvairios putros košės. Tai va, vienu žodžiu, nieko labai tokio ypatingo, kažko mes dabar, sakytumėm, gal labai skambus, kažkas naujo neįvyktų matyti. Tai yra paprasta kasdienė virtuvė. Tai yra įvairindavo, aišku, mėsą. Tai šitoje vietoje kryžiuoti. Mes to degalą padegdavo ir jis neišlipo. Tai didesnė tikimybė, kad galėtų laimėti kryžiuotis, tiesiog ginkluotė buvo tobulesnė, geresnė. Bet mes kryžiuočius esam įpratę matyti tokiais didžiuliais metaliniais šarvais. Tai tie didžiuliai metaliniai šarvai, jie labai dažnai būdavo riterių pilni. Ir lengvesni dėti, na ir toks nutikės magno, jis dažnai, jeigu susitikti ginkluotės su šarvais, reikėdavo dviem ginklanešiam pastatytam porą, tai tada užkiauti. Nes visada bendru 3 ginklanešiai buvo. Tai ginklanešys jis gali savo poną žiūrėti į mūšį. Tai ponas kariauja, jie prie šono, kaip patarnaujantis personalas paduoda ginklus, jeigu reikia pakelia, pastato, ginklo pasodina, nes kryžiuotis jis šiaip pavojingiausias ir iš priekio. Bet mūsų praktika dar kariauja. Kovinė ietis, buožė, peilis, kirviai.
puikus kambarys. Gerai viskas. Tai kaip žmonės gyvena. Gera imitacija. Kaip ir viskas, aš jau paskutinis, reikia leisis į apačią. Čia dar paėjimas iš lauko pusės. O, vėl bokštai. Gerai, puiku. Galvo, kad dominos atėjo. Bent statumas. Ir būnam. Viskas būnam. Galim kris. Galim kris. O ne? Atsargiai, vaizdas. Kaip gražus anų laikų. Geriau. Tai ten galima už lango laikytis.
Palaukit, užlipa dar. Lipa. Lipa dar. Neuždarinėti, gal uždarinėti. Tai gal tai užsilips visi galės. Mūsų. Prisitaikė, bet kaip nulipti. Man pradžia labai nepatiko. Šiukas tai net nuotrauką pasižiūrėjau. O tai čia gal tas Jurbarko tiltas, ar ne? Va, čia va nuotrauka. Iš toli matom. Ką? Taip, čia statybos Jurbarko tilto. Jis nelipat. Ką? Taip, jis prikelia prie apačią. Kai kopėčiau. Taip. Kai kopėčiau. Ai, tai čia Tai dabar jau viskas, išeiname. Dar rūsys. O, įdomu irgi. Nu, pažiūrim, kas rūsiuosi. Rūsiai man irgi patinka. Nu, gal kas yra, nieko nėra. Žibintai, spinta, ne? O čia? Tai sandėliukai. čia juk sienos, tai stolos. Ką, atrodo, kiek erdvės. Čia nuo karo pasislėps. Gali būt. Įdomi čia. Jie čia dar tik apkeldinėja, kai ruošia, ne? Gali dar tik negali. Ir tos formos tai visų vienodai. Kaip Lenkija, kaip visur vatos. Įdomi. Labai visur panašiai. Ką pa? Tavo bernaitį. Tai prasidėjo tos kelionės. Nu, prasidėjo. Nu, tai tada jam bangos, jau čia tas pradžia tokia buvo. Kad gimtadienį orientacija buvo. Panašiai kaip edukacija. Čia šventė vyksta. Jau mes čia iš Meigųjų. Tai mūsų draugijos matakas. Tiesiog jau žmonių. Pagaliau einam į
keli. Jūs įvarau zik beilės. Panašiai jūsų tas to. O, kaip gražu. Kas daros, kiek žmonių, mūgė kokia šventė.
Jie pasikabina visi. Saukia ragai. Monstrai. Taip, išties įspūdinga. Didesniem pirties ateina.
Štai. Šunė. Viršus. Ne, po savo panoramą. Tikrai gražu. Patraukiu link išėjimo, labai patiko. Šitą vietą, čia pirmam aukšte, pasakė registratorė, kad čia irgi būčiau pražiopsojęs kažkaip. Dar turiu 20 minučių iki autobuso spėsiu, laiko yra. Labai daug kažko nepamatysiu, bet vis tiek įdomu. Patalpa tokia nemaža. Štai ir viskas, pasivaikščio, taip labai patiko tikrai. Nes pilis aukštas, pats patalpos, labai daug pilnių, dėdžių, ragų, daug iškamšų. Tikrai smagu, labai. Reiks eiti jau link autobuso. Ką, matau autobusą. Pasileisti ir viskas. Šiaip tikrai labai patiko. Daug žmonių, dar ta mūgė šventė. Bilia kiek ekskursijų, ne mūsų viena. Tikrai labai fainai buvo. Viskas, misija įvykdyta.
į autobusą. Tai o dabar, kadangi dar ir anksčiau truputį, tai iš vis labai gerai, labai tiksliai, 0-0 išvažiuojame, tai sustosime pačio gražiausio, pravažiuojant ir tikrai užlipsite pačio gražiausio vaizdo į Panemunės pilis, tai bus prie Vilkijos bažnyčios. Veliuonos piliakalnių kompleksas. Lipsim laiptais. Ten aikštelė gal? Einam kas? Suoliukas. O, kaip statu. Taip tikrai aukštai. Nu ką, dabar kiti laiptai. Pirmyn, į priekį. Į viršų. Irgi aukštas nemažas. Yra ką veikti. Aukštas tikrai didelis. Statumas toks. Štai autobusas. Eina sa. Kaip panoramo, kokie vaizdai. Matot, čia dar truputį aukščiau gal net. O gal tas pas.
Reikia leistis į apačią. Sau kaip gražu. Iš čia dar kaip. Viskas žemyn. Štai viskas. Kryžiuočių ordino. Ir tada vadinosi Vokiečių ordinas. Na, vokiečių vėl dėl to, kad vokiečiai buvo tie riteriai, kuriems čia buvo namų darbas. Arčiausiai karo žygiai, nes primenu, riteriai gyvena iš žygio, iš karo grobio. Dar vienas dvaras, Belvederio dvaras. Galima palypėti. Pasirodė, patį beveik negalima. Kažkas renovacijas vyksta. Tai kaip senas renovuojamas apleistas dvaras. Vyksta remontai, perdaro. Štai taip atrodo, mes apėjom tik laukia aplink ratu. Šiaip nemažas dydis. Atidama. Vaizduoja. Ten vyriškis, ten dama. Ieško savo. Ant langų. Gerai architektūra, taip gražiai padaryta. Na ką, link autobuso. Oho, storis medžio, jo. Šis. Pasadyt nori, kokie įman. Ką iš jų darysit? Studijus jau tokio nori įsiveikti. Na,
va žiūrėkit, mes leidžiamės tai šlaitai žemyn, tas Belvederis irgi kaip ta veliona ant tų šlaitų, bet dešinėje pusėje tokios va įgriuvos, tokios kaip būtų kokie upeliai kadais tekėję. Tai ant Seredžiaus piliakalnio ieškosime truputį, žinot ko, lietuvių kilmės šaknų. Dar vienas piliakalnis. O, priversta būsi. Šitą aukštas irgi nemažas, eina savo. Ką, reikia pradėti lipimą. Ką, pradedam. Seredžiaus piliakalnis. Taip, kvapą jau gaudau. Yra ką veiks lipt. Aišku, nemažai užlipau. Kiek dar lipt? Finalas. Ką tu vaizdai, pasak? Dar taip pat reikia pripažinti tokį faktą, kad Lietuvoje tikrai yra labai gražių vietų, net ir spalį einant. Rudens metu tokių jau, kaip sakant, bet šiaip labai medžių spalva atrodo gerai. Nusidažė lapai, viskas. Jis truputį yra, aišku, nes čia štai. Čia man nelaiptų savo traukinio bėgius primena. Šties labai gražu. Ekskursija, aišku, dar tęsiasi. Kažkur dar aplankysim objektą, o po to jau lik namo. Laiko dar tikrai yra. Taigi 25 metų, spalio 18. Tikrai yra diena. Ką tu vaizdelis toks? Netikėtina. Kaip gražu. Pasaka. Reikės po truputį lipti laiptai žemyn. Vis tiek paskaičiuotas laikas, ilgai užsipūt negalim. Bet išties labai faina panorama, tikrai labai gražu. Kas? Visas gyvenvietės, štai.
pastatyti. Na ir ta Seredžiaus bažnyčia, jinai kartais vakare būna. Tai jeigu čia toks vadinamas apžvalgos bokštas, tai žinai, čia aš galvoju, kad pačios bažnyčios bokštas, jie nepateks į vidų. Bažnyčia vis dėlto bažnyčia, tik tai pasigrožėt. Štai bokštelis. Čia kokie 4 metrai. Reikia užlipėti, pasižiūrėti, vis geriau negu nieko. Kai vingiuotas, kad lygiai teko. Kauno dar nematyti. Šiaip nebloga panorama. Bet bažnyčios aukštas tai taip, ką reikia leistis. Suolas susidėtas, net žemėm susmukė. Ar ne? Tai tikrai nesveikas aukštas. Gaila, kad patekti į vidų neišeis, aišku. Negalima tik apeiti iš lauko. Ratu. Daug labai dvarų, štai su Piliakalnių muziejui daug vietų. Dabar Raudondvario barą einam.
Na, kol kada visai gerai. Buvo truputėlį mažesnis, nes tas adės buvo valgomasis, buvo išgėlęs į jo sąskaitą. Grindys buvo klotas juodo balto marmuro plytelėm ir abipus durų stovėjo po meškutę. Už tai čia tai mešaras. Tiškevičių herbas Leliva. Leliva, tai Lelivčik dar vadinasi. Tai yra skydro šešiakampės žvaigždės pusmėnulis ragus vis dėlto yra polo plunksnos ir ant jų pakartojamas dar pagrindiniai pakartojami simboliai šešiakampė žvaigždė pusmėnulis ragais į viršų. Manęs labai dažnai klausia šešiakampė žvaigždė su Novido žvaigždė galbūt. Gali būt, bet dar kol kas, žinokit, nėra galutinai išaiškinta. Nes vieni tyrinėtojai teigia, kad kryžiaus žygių metu riteriai atsinešė tuos simbolius. Tai galbūt tokiu būdu čia ir paplito tie simboliai, tie herbai. Bet lenkų tyrinėtojas Lukošas rašo, kad tai grynai lenkiški simboliai. Mat, lenkai dalyvavo mūšyje su vengrais. Mūšis prasidėjo šeimos devizas. Tai vad irgi įdomiai keičiasi viskas ir tai istorijai, ir tie faktai, apie kuriuos mes kalbame. Nes dar 2013 metais, kai buvo įamžinamas Tiškevičių atminimas prie jų buvusio mauzoliejaus šeimos vietoje. Priešais vienas kitą, o jau svečiai pagal rangą atitinkamai toliau išsėsti. Tie ankstesnių savininkų dar iki Tiškevičių šitam kambarį ne tik valgė, bet sprendė visus ekonominius, ūkinius klausimus. Mušas Boguslavas Radvila vėl sugrįžta, bet vyko karas, karo metu Raudondvaris stipriai nukentėjo, ypatingai nukentėjo Radvilų valdomi biržai, biržų pilis, tai jie jeigu sėdi visai tenai, čia tai gali lėkštėm apsinėti, kai sakyti. Nes jo pavadinė, ne karališko kraujo moteris, aš žinau, Žygimanto Augusto pirmoji žmona, Elžbieta Habsburg, buvo jisai sužadėtas su ją, kai ją buvo 6 karienų. O vėliau jau 17 ir 23 jie susituokė, bet santuoko išgyveno 3 metus, vaikų nesusilaukė ir Elžbieta. Ne visų gražių. Nu, tokia jinai turėjo būt charizmatiška, to meto buvo nusikaltimoji, kad mums... Bet jis jo gražai, tai ta prasme, kad mums ir vidutinė.
Savo koks paveikslas. Neįtikėtina. Vėl riteriai. Šarvai. Dar jos sūnus, kaip sakiau, mažiukas dar kūdikis mirė. 31 amžiaus, tai Naujas Testamentas ir paveldėjo jo anūkas, Benediktas Velykas Tiškevičius, kuris jau savo anūką išgabenti. Kinija, Japonija, Šri Lanka, Egiptas, na, vienu žodžiu, pilna toks buvo. Profesionalus fotografas 19-20 amžiaus, na, jau reikia kai kurias tam tokias jau šviesa uždegta čia. Atkreipiu dėmesį į šviestuvą, ką įdomiai atrodo. Bet dabar jau neilgai aš jūs užlaikysiu. Štai taip atrodė ta biliardinė, kur dabar Barboros raudonoji menė. Pasižiūrėti. Užfiksuota čia paties Tiškevičiaus, daryta nuotrauka 1892 metais, čia mūsų kopija aišku yra. Iš ponios Gratienės buvo kabinetas. Pradėti, pasižiūrėti. Galit paimti paprasčiausiai tas nuotraukas. Čia apačioje yra satyrinis kabinetas, kuriame mes padarėm Tiškevičiaus darbas. Čia yra tapus
Taip išties labai įspūdingas dvaras, muziejus. Fantastiška aplinka. Jau temsta, aišku. Man atrodo, jau viskas. Kaip ir trauksim namo pamažu. Kągi viskas, trauksim namo link Kauno. Gidė surinka aparatus, ausinukai lieka mums šitie laidai. Viskas. Nes tas meškas, kur minėjo, kad jų turėjo, tai ten už apačioj to šlaito, ten yra šlaitas į upę, mažųjų laivų prieplauka, tai tas meškas tenai laikė, Tiškevičiai. Na tai čia. Na va, ir iki Kauno pilies yra 9 kilometrai. Dabar išvažiuojame į aplinkelį ir važiuojame tiesiai iki Megos. Ar ne? Taip, taigi nebandykit sakyti, kad nepatiko. Ne, tai čia bešnekėdami iki tokio, kaip čia, prekybininkų atlaidai čia vyksta, ne? Na, ir tie atlaidai, kai kam baigsis, tuo, kad turi jau palikti mūsų autobusą. Ir visada norisi visiems kartu prieš išsiskiriant padėkoti. Tarti gerą žodį, ačiū, kad buvome. Ačiū, kad visas ten, kad skersai šilkai važinėjom, bet vis tiek viską pamatėm. Na, tiesiog būna taip. Perėjom į žiemos sezoną, tai žinot, internetas rodo vieną, važiuojam, randi duris kitaip. Tai va, tai ačiū, kad buvote, ačiū už kantrybę, ačiū už tai, kad klausėte. Na, sveikatos, saugiai grįžkite į namus. Na ir lauksim vėl čia kažkur, tai kokioj kelionėj, čia kur ant šito kampo kauniečių gaudysim, ar čia ir nuo Rimi pusės, ar nuo čia, ar prie savo, ar prie Lidlo kažkur. Tai va, ačiū jums labai ir jūs labai faini. Dėkui. Išlipdami pasižiūrėkit, nepalikit kokių daiktų viršuje, kad kokių skėčių, dar ko nors. Buvo tiesiog fantastiška ekskursija, labai patiko, viskas wow, tiesiog šaunu. Ir visada gidė laimių, labai maloni gidė, profesionali, ir gera gidė, ir vairuotoja, aišku. Tai va, esu Megoje vėl. Vakaras, aišku, dienas jau labai trumpas, o norėčiau pats rudens vidurys. Tai va, 25 metų spalio 18 vakaras, jau toj 7, reiks jau traukti į naktinį darbą. Važiuoti, viskas, turiu jėgų, sveikatos, daugam rekomenduoju tokias ekskursijas, tikrai visur buvo visko, kaip sakant, labai patiko, tikrai šaunu.